Šiaulių universiteto studentų klubas jau 30 metų rūpinasi, kad studentai turiningai ir smagiai leistų laiką po studijų. Nekartas pasakęs, kad universiteto gyvenimas laikosi ant 3 banginių. Mokslas, studijos ir 3 postudijinė akademinė veikla. Tai štai klubas yra vienas iš tų organizatorių, kurie sugeba labai gražiai organizuoti studentų veiklą po studijų. Nes po gerų studijų priklauso labai gerai pailsėti. Klubo 30-mečio proga surengtoje gimtadienio fiestoje pasirodė ir dabartiniai, ir buvę klubo nariai. Ir dabar bus mūsų pirmas pasirodymas, dauguma šotis, tai iš tikrųjų labai geros emocijos, nes labai linksma visiems. Kartu mes patys kuriam pasirodymus, juos šlifuojam ir yra labai linksma, kai bendramžių kompanija ir mes patys, ne mums kažkokį tekstą duoda, mes tiesiog patys sukuriam idėją, ją plėtojam ir visi repetuojamės ir daromės iš tikrųjų. Šiaip esu naujotė, dar čia gerai neįsivažiavau, bet kol kas labai linksma veikla iš tikrųjų. Studentų klubas yra nerealus, studentiškas gyvenimas man. Čia yra toks smagumas, nes iš tikrųjų aš galvoju, kad kiekvienas jaunas žmogus, kai pradeda mokytis, išeina iš namų, turi kažką veikti. Susiras kažką, kad jį supurtytų, kad darytų kitaip negu visada. Nes iš tikrųjų, kai pabaigsi mokslus, tai tau tokios spragos durniuoti ir atrodyti kvailai nebebus. Nes tu tapsi ten mama, tėtis, tu ten tapsi kokiu nors direktorium, pavaduotoja, sekretorė, svarbiu žmogum ir tu tiesiog neturėsi progos daugiau pašėlti. Ir aš manau, kad žmonės, kurie neišnaudoja tos progos pašėlti, labai daug ką gyvenime praranda, kad atsiranda vidurio amžiaus krizės ten ir panašus dalykai.